Sveiki, čia Andrius Pauliukevičius ir mano krūtinės treniruotė. Ir kaip kiekvieną treniruotę viršutiniai kūno daliai, kurią neišvengiamai tenka atlikti naudojant pečių sąnarius ir alkūnių sąnarius, atlieku naudodamas gumą arba hantelius ir apšildydamas pečius. Ir žiūrėdami mano video galite pamatyti kelis skirtingus variantus, kaip aš tai darau. Ir sąmoningai tą rodo, kad jūs matytumėte ir vieną ir kitą ir galėtumėte pasirinkti priklausomai nuo to, kuris jums labiau patinka arba kuris jums yra efektyvesnis, kurį geriau jaučiate, arba priklausomai nuo to, kokius įrankius šalia savęs turite. Ar turite elastingą gumą, ar turite nesunkius hanteliukus. Aš dažnai juos kaitalioju, vieną kartą darau vienaip, kitą kartą darau kitaip, kartais miksuoju tarpusavyje. Ir dar kartą noriu pabrėžti, kad atliekant apšilimą pečių sąnariams arba naudojant gumą arba naudojant hantelius, tai nėra jėgos pratimai, jie nėra skirti jėgai didinti, nėra skirti raumenų masiai didinti, dėl to pasipriešinimas neturėtų būti didelis ir jie skirti tik tai apšilimui. Taigi, jeigu naudojate hantelius, naudokite nedidelio svorio hantelius, jeigu naudojate gumą, nenaudokite gumos, kuri yra labai standi, arba neimkite jos taip, kad jinai sudarytų labai didelį pasipriešinimą, tai yra neimkite jos labai siaurai. Ir tai, ką matote čia, tai iš pradžių aš apšildžiau pečių sąnarius ir tada dabar dar atskirai padarau po vieną pratimą, po vieną seriją, po 15-20 pakartojimų kiekvienai deltinio raumens daliai. Tai yra pradėjau nuo vidurinės, tada priekinė dalis, tai ir dabar galiausiai bus galinė dalis, kadangi pečių sąnariai labai aktyviai dirba treniruojant krūtinę, ypatingai priekinė dalis, šiek tiek vidurinė ir galinė dalis, jinai nedirba, jinai negauna tiesioginio apkrovimo, bet jinai veikia kaip stabilizatorius pačių pratimų metu, ypatingai spaudimų metu. Ir pirmas pratimas, kurį atlieku, yra izoliacinis, tai yra linų suvedimas gulint ir gulint 30 laipsnių kampu. Ta kampą galima kaitalioti nuo 30 iki 45, nors metodikoje dažniausiai rašoma, kad būtent 30 laipsnių kampas yra pats optimaliausias krūtiniai. Keliant kampą aukščiau jau šiek tiek didėja apkrovimas priekiniai pečių daliai, tai yra priekinė pečių dalis atima dalį apkrovimo nuo krūtinės, bet tai vėlgi gali būti labai individualu ir reikia pasirinkti tai, ką jaučiate geriau. Jeigu kampas yra per didelis ir nejaučiate krūtinės, tai ko gero, kad labiau dirbs pečiai ir galbūt tricepsas. Sekantis yra suvedimai stovint. Dažniausia masės periodu, kuomet didinama raumenų masė, šis pratimas būna treniruotės pabaigoje, kuomet darau kokią nors kondiciją, tarkime, fotosesijai, būtent nuo suvedimų, būtent nuo izoliacinių pratimų pradedu krūtinės treniruotę. Bet čia yra dar vienas individualus faktorius, kad kadangi mano tricepsai yra dominuojantis ir atliekant spaudimus, didžiąją dalį krūvio nuo krūtinės atima tricepsai, tai prieš pereidamas prie spaudimų stengiuosi krūtinę išvarginti būtent izoliaciniais pratimais ir suvedimais, nes mano atveju tai veikia geriau negu pradėti nuo spaudimų. Ir štai dabar hantelių spaudimas maždaug 30-40 laipsnių kampu jau yra tik tai trečias pratimas šios dienos mano programoje. Tai yra, aš nepradėjau nuo spaudimų, pradėjau nuo 2 suvedimų ir tik po to seka hantelių spaudimas. Ir kaip matote, svoris nėra didelis. Kita vertus, kuomet darote kondiciją ar pasirodymą ar fotosesiją, nesvarbu ir jūsų dieta yra apribota, tai yra joje mažiau angliavandenių, mažiau riebalų ir turite mažiau energijos, didesnio svorio negalite kelti, galiausia bandymai gali traumuoti sąnarius, bandymai yra šiek tiek rizikingi.
Ketvirtas pratimas yra hantelių suvedimas tuo pačiu kampu, kuriuo atlikau spaudimą. Ir hantelius suvedinėju iki pečių pločio. Suvedus hantelius siauriau, jau apkrovimas nuo krūtinės raumenų dingsta. Tai yra pratimas palengvinamas. Atvirkščiai yra, jeigu darote su linais arba su trosais. Kaip matėte pirmame pratime, ten rankas reikia suvesti vieną iki kitos, kadangi ten apkrovimas yra pats didžiausias pačioje judesio pabaigoje, kuomet rankos kuo arčiau viena kitos. Ir štai hantelių spaudimas gulint ant horizontalaus suolo. Dabar galite pastebėti, kad šiuo periodu iš viso nenaudoju štangos, dirbu tik tai su linais ir tik tai su hanteliais, kadangi tiek linai, tiek hanteliai, jie neleidžia naudoti tokio didelio svorio. Kita vertus, šiuo metu aš jau negaliu priaugti raumenų masės, arba jeigu galiu, tai nėra pagrindinis tikslas, bet linai ir hanteliai leidžia dirbti ilgesnė amplitude ir išdirbti daugiau raumenų detalių negu darbas su štanga. Ir paskutinis pratimas šiandien yra puloveris su hanteliu. Ir puloverį galima atlikti kaip pratimą platiesiams nugaros raumenims ir kaip pratimą krūtinės lastai. Ir šiuo atveju aš atlieku kaip krūtinį ir jeigu čia galite pastebėti, kad pačiame judesio viršuje sutraukiu krūtinę ar suspaudžiu raumenis.